Labas visiems. Pozityvo nebus per daug, taip kad šiandieną pasidalinsiu su jumis, galbūt ir jums bus naudinga labai paprastų dalykų, kaip aš kuriu savo džiaugsmą. Džiaugsmas minimalistiškai kuriant savo akimirkas pagal pajautą, gal taip pasakyčiau, taikoma strategija jau virtusi įpročiu. Man asmeniškai labai svarbu yra, kada aš pajaučiu save, kad man kažkas negerai viduje, nervas ima, kažkokia įtampa vidinė, aš visada savęs paklausiu, kas yra negerai manyje, padarau tokią vidinę reviziją, pagal jausmą atpažįstu, dėl ko aš taip jaučiuosi ir paklausiu savęs, o ką aš galiu padaryti dėl savęs, kad taip nesijaučiu, arba kad bent jau pagerinčiau savo savijautą, arba kad leisčiau savo atsikvėpti nuo tos vidinės įtampos. Ir žinoma, aš viduje išjaučiu tą atsakymą. Labai svarbus dalykas yra komunikuoti su savimi. Mes labai mokomės komunikuoti su kitais, bet pats svarbiausias dalykas, norint gerai jaustis, tai yra išmokti skaityti savo vidų, savo jausmus, juos atpažinti. Mes galime jausti labai daug ką, ir pyktį, susierzinimą, įtampą, bet ir tuos jausmus reikia atpažinti, o tada paklausti, o ką galiu padaryti dėl savęs, bet dabar šią akimirką, kad pasijausčiau geriau. Tai visada šita komunikacija su manimi vyksta ir dėl to aš sakau, kad aš kuriu savo tobulus momentus iš visiškai minimalistinių dalykų. Tiesiog leisti savo atsipūsti, jeigu jaučiuosi pavargusi, jeigu darbų priekyje labai daug, kas liečia ten buitis, nežinau, susitikimai, dar kažkas, leidžiu savo atsikvėpti bent jau tiek laiko, kiek turiu. Tiesiog daryti tai, koks poreikis yra viduje. Dar kitas svarbus momentas yra man kurti savo laukimo momentus. Kiekvienas mes žinome tą puikų jausmą, kai artėja didžiosios metų šventės arba šiaip kokia jūsų laukta proga ir kaip mes jaučiamės, tas pasiruošimas, tas laukimas, detalių apgalvojimas ir tas vidinis jausmas jau išgyvena šventę. Ir tikrai bent mano pojūčių, tas laukimo momentas yra daug efektyvesnis negu kad jau ta pati šventė. Tai dėl to tas laukimo momentas man labai yra svarbus ir aš tų laukimo tokių mini progelių susigalvoju, taip, karts nuo karto, tai pavyzdžiui, pasilepinimas, kosmetologas, manikiūro pedikiūro meistrai, išvyka kažkur tai prie jūros, susitikimas su drauge, išėjimas pasivaikščioti, ar tai vienai su savo mylimu, pavyzdžiui, kokiu podcastu, tai irgi man, pavyzdžiui, tokia kasdienybė, bet labai laukiama, tai tarsi šventė. Tai kuo daugiau tokių progų laukiamų, tuo man jie daugiau šventės. Taigi viską reziumuojant, labai svarbu, pirmoji vietoje yra komunikacija su savimi. Kai mes jaučiamės kažkaip ne taip, negerai, mes turime suklusti, atrasti savo bent kelias akimirkas laisvas, kad ir kur bebūtumėm, ir pagalvoti, atpažinti viduje jausmą, kaip mes jaučiamės ir savo įvardinti, supykęs, nusiminęs, nemylimas, suirzęs, įvardijam emociją. Tada pagalvojam, dėl ko šita emocija kilo. Atpažįstame įvykį, situaciją, galbūt yra konkretus žmogus už to stovi, ar kažkokia tai pamoka, nesvarbu, įvardijam savo, atpažįstam, dėl ko mes taip jaučiamės. Ir trečias momentas yra paklausimas, ką galėčiau dėl savęs padaryti, kad pasijausčiau geriau. Galbūt man reikia atokvėpio minutės, tai savo ir leidžiate. Galbūt reikia jums nusiraminimo, tai savo ir duodate. Kad ir kas bebūtų, įvyksta viduje atpažinimas, ir jūs atkreipiate į save dėmesį, bet į tą patį brangiausią. O kaip aš savo galiu padėti? Ką galiu šią akimirką dėl savęs padaryti, kad jausčiausi geriau? Ir tai vyksta. Jūs savo tai duodate minimalistinėm sąlygom. Ar esate darbe, ar važiuojate autobuse, ar kažkur. Jūs gebate atrinkti intuityviai, ką jūs galite padaryti dėl savęs šią akimirką. Tai nebus skrydis į Maljorką. Tai bus kažkas, ką jūs galite toj vietoj padaryti. Ir atkreipimas į save dėmesį, tai jau labai daug duoda. Žinau, kad sako, jog savęs apkabinimas suteikia tokį pojūtį, tarsi pats artimiausias žmogus jūs apkabintų. Galite taikyti ir tokią praktiką. Taigi, tai yra labai labai svarbu. Man tai padeda išeiti iš įvairių būsenų, iš tų blogumų, iš blogios savijautos ir taip pakeisti ją visiškai kitaip arba sušvelninti padėtį. Taigi, aš kviečiu jūs labiau bendrauti su savimi, komunikuoti ir suprasti, kad tai, kas yra jūsų viduje, išeina į išorę. Jeigu jūs jausitės gerai, tai ir aplinkoje žmonės jausis su jumis gerai.